2021 spalio 17 turėjo būti šventė. Viešbutis Klaipėdos centre, muzika, šokiai, svečių juokas, visiškai įprastos vestuvės. Sakoma, kad tai laimingiausia žmogaus diena, nors iš tiesų dažnai jį būna kupina streso ir nervų. Bet šį kartą bus daugiau. Evaldas Rusys, tuomet 31 metų, atėjo pasveikinti draugų, pasidžiaugti jų laimę. Šeštadienį Klaipėdoje tuokėsi tatuiruočių meistrė Larisa Misos ir jos mylimasis Dimitri. Netrukus po ceremonijos pora ir svečiai išskubėjo švęsti. Evaldas taip pat buvo tatuiruočių meistras, sukosi panašiose erdvėse. Tad čia galima sakyti draugų ir kolegų susirinkimas. Į vestuves, pasak liudininkų, jis atvyko gan išskirtinai apsirengęs. Vilkėjo raudonus marškinius, raudonas kelnes, juodą medžiaginę striukę ir baltus sportinius batelius. Apie 180 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, ant kairo rankos dilbio, tatuiruotė. Koks gali būti tatuiruočių meistras, neturintis pats tatuiruotės? O iš pradžių viskas vyko kaip įprastose vestuvėse. Daug alkoholio, muzika, šokiai, nors ir kai kurių šaltinių teigimu, keista buvo, jog šventėje nebuvo galima naudotis telefonu. Na, gal privatumas svarbiausiai. Tačiau po vidurnakčio įvyko kai kas netikėto. Evaldas išeina iš viešbučio. Galvojate, pala, kas čia keisto? Na, kai kas sako, jog Evaldas išėjo savo norą. Kiti šnibžda, kad galbūt buvo paprašytas išeiti po konflikto ar dėl per daug išgerto alkoholio kiekio. Bet faktas iki šios dienos lieka vienas. Tai buvo paskutiniai momentai, kai Evaldą Rusį kas nors matė gyvą. Na, ne visai. Tai buvo paskutiniai momentai, kai jį matė žmonės. Po kelių akimirkų, palikęs vestuves, Evaldas atsidūrė naktinėme Klaipėdos centre, prie tyliojo Danės upės kranto. Viešosios kameros užfiksavo vieną einantį vyrą. Tai buvo Evaldas. Vienas, lyg pasimetęs. Vaizdas, kuris tikrai tapo, dėja paskutiniu, Evaldo pėdsako. Po šių kadrų visiška tyla. Jokio signalo, jokio kontakto, jokio daikto palikto kelyje. Evaldas tiesiog išnyko. Iki pat šios dienos, nepaisant gausių narų, policijos ir savanorių paieškų, nėra nė vieno aiškaus pėdsako, kas galėjo nutikti Evaldui tą naktį. Tačiau yra teorijų. Apie jas, o taip pat ir apie patį Evaldą, šiandien pakalbėsime. Tikiuosi, kad šis pasakojimas sulauks pakankamai dėmesio, jog atsirastų bent vienas žmogus, galintis suteikti kokios nors informacijos apie Evaldą. Tad šį kartą ekstra karmos taškai visiems, kurie pasidalino šiuo video. Kiek pažįstam, niekada nebuvo dingęs. Atsakingai žiūrėjo į darbus, jei norėdavo nukelt klientą, visada prasineždavo. Niekada nedingdavo šitaip jau 30 valandų. Kitas dalykas, turi šuniuką. Apie jį kalbėdavo kaip apie žmogų, taip myli jį. Sekmadienį mama buvo užėjusi į jo butą, jis nebuvo grįžęs. Paėmė šuniuką. Jis gyvūnų mylėtojas, o gyvūnas paliktas namuose, ko niekad nepadarydavo, visur jį pasimdavo. Pasakojo moteris, tatuiruočių salone, Rusys dirbo 5 metus. Pasak moters, visa komanda yra geri draugai, o minėtas tatuiruočių meistras be galo linksmas ir charizmatiškas žmogus. Nesu mačius tokio, kuris apie kitus niekada blogai neatsilieptų. Jis išklausys, palinksės ir tiek. Be to, gamtos žmogus, galvojom gal gamtoj, bet per šaltą būtų atsiradęs. Juokdavosi visą laiką, mergaitę studijoje pakibindavo. Ir nors dėja, nepavyko susisiekti su Evaldo giminaičiais, gauti daugiau informacijos, kas iš tikro Evaldas buvo, turiu pasakyti, kad po visko, ką skaičiau, jis būtent toks žmogus ir atrodo. Profesionalus, linksmas, charizmatiškas ir tas, kuris visada padės. Bet kas po galais galėjo nutikti Evaldui? Taigi, po to, kai Evaldas pradingo, jo draugai socialiniuose tinkluose puolė ieškoti bei dalintis informaciją. Dingo Evaldas Rusys. Paskutinį kartą matytas šeštadienį tarp vidurnakčio ir 1 valandos ryto prie Klaipėdos viešbučio. Išėjo apsirengęs ryškiai raudonu kostiumu. Policijoje ir ligoninėse ieškota, bet dėja jo nėra. Nerimauja šeima bei draugai. Gal kas matėt, ar turit kokių žinių? Dieve, kad tik būtų gyvas. Facebook'e skelbė, jo atpartikė ir pasidalino draugo fotografijomis.
Partikė vėliau paskelbė, kaip lemtingą vakarą bičiulis buvo apsirengęs. Paskutinė nuotrauka jo. Su šitais drabužiais ir dingo. Klaipėdiečiai ir visi, jei eisit gatve, parku ar belekur, dairykitės aplink. Stebėkit griovius, upes, krūmus, visą aplinką, kur jis galėtų būti. Raudoni rūbai turėtų šviesti, jei nėra murzini. Mes nevilty. Rūsiui dingus socialiniuose tinkluose ėmė net kurtis grupės, kuriuose gyventojai dalinosi informaciją apie paiešką. Socialinėme tinkle Facebook taip pat sukurta Evaldo paieškos grupė, kurioje paaiškėjo taip pat daugiau detalių apie Evaldą. Atsirado žmogus, kuris jį matė tąnakt, ėjo link Old Mill hotelio prie laivų ir dingo. Rašė Misos. Moteris taip pat sakė, jog pagalbos kreipėsi į kelias būrėjas. Skambinau jau 8 būrėjoms. Justina Partikė taip pat paskelbė apie šio draugo paiešką. Ji teigė, kad iš būrėjo sulaukė baisios žinios. Būrėjo sakė, kad miręs, bet mes neimam į galvą blogų žinių, neprarandam vilties. Misos žurnalistams kiek daugiau papasakojo apie dingusį draugą. Pasak moters, ji nieko įtartino nepastebėjo Evaldo elgesyje. Jis buvo tiesiog girtas, net nekominis, linksmas visas, dar juokaudamas išėjo. Jo draugė bei kolegė teigė, kad vaikinas tuo metu neturėjo širdies draugės. Neturėjo antros pusės, buvo išsiskyręs prieš 2 metus. Ir nors buvo tikrai daug savanorių bei socialinių tinklų vartotojų, kurie prisidėjo, kaip jau minėjau, jokio Evaldo pėdsako. Jis prapuolė lyg į vandenį. Bet net ir vandenyje nieko neradome. Taigi, pareigūnų darbas. Iš karto po dingimo policija sureaguoja ir pradeda tikrinti visas versijas. Kitą rytą subūriamas didelis būrys savanorių, ne tik klaipėdiečių, bet ir iš visos Lietuvos. Žmonės susirenka vienoje vietoje ir pasiskirsto plotais, kuriuose ieškos vaikino. Buvo apžiūrėta visa centrinė miesto dalis, užsukta į apleistus pastatus, rūsius, pasižvalgyta po krūmynus ir kitas rečiau lankomas vietas. Policija dirbo pagal tokioms paieškoms specialiai sukurtas instrukcijas. Pareigūnai buvo gavę 100 valandų vaizdo kamerų įrašų. Taip pat domėjosi Rūsio banko sąskaitą. Banko duomenys galėjo atskleisti, ar gal Evaldas pasinaudojo pinigais tam, kad pabėgtų, ar bet kokiems kitiems reikalams. Policininkai papildomai bendravo su miesto ligoninių personalu. Galbūt vaikinas buvo kreipęsis, bet nepaguldytas į gydymo įstaigą. Kiekviena detalė ir net menka užuomina galėjo nukreipti paiešką kitą linkme. Deja, visi keliai vedė ten pat, į akligatvį. Pastebėsiu, kad narams dirbti Danės upėje yra sudėtinga. Pasak šaltinių, čia matomumas yra itin prastas. Tačiau dar kebliau uosto teritorijoje. Mat ten po vandeniu yra įvairių daiktų, nuolaužų, tad pavojus kyla ir narams. Jie gali susižeisti. O nepamirškime, kad tai buvo dar žiema. Uosto kapitonai, pavaldžių tarnybų darbuotojai pasitelkė katerį Zunda, trečiadienį taip pat nuodugniai ieškojo visą uosto akvatoriją, atkreipdami ypatingą dėmesį į mažiau pastebimas ar praeinamas vietas uoste. Jokių su jaunuolio dingimu susijusių detalių dėja neaptikta. Nežinia, kaip tie vandenys per tą laikotarpį keitėsi srovės link marių iš upės ir iš marių į upę. Kaip įprastai būna, kad jeigu vanduo truputėlį sušiltų, paskendusi žmonės iškelia į viršų. Kol kas vandens temperatūra nėra tokia šilta, tai šis procesas gali ir ilgiau užtrukti, jeigu tikime tą versiją, kad nuskendo. Aiškino vienas pareigūnas. Kai kūnas iškyla, bangos, srovės, kur neša jį, ten ir nuneša. Būna atveju, kad Kuršių mariose koks žvejys nuskęsta, o pavasarį, kai ledas nutirpsta, tai jį atneša į Klaipėdos uostą ir ten jį traukti tenka. Dėstė Masiliauskas, dirbęs prie šios bylos, bet pastebėsiu, kad iki šiol, nuo 2021 metų, vandenys Evaldo kūno taip ir neiškėlė, nors pareigūnai tuo kaip ir tikėjo. Atrodė, kad visas fizinių paieškų galimybės kol kas buvome išnaudoję. Narai išvalgė Danės dugną, tačiau labiausiai tikėtinose vietose kūno nerado. Jie pasakojo, kad palei dugną yra stipri srovė į marių pusę. Kol negavome naujų duomenų, kitų veiksmų neplanavome. Kalbėjo Klaipėdos miesto policijos komisariatui vadovavęs Albinas Misevičius. Skenduolį pamatyti yra sudėtinga, bet jeigu kažkas kelia įtarimų, pasižymime tuos taškus ir tada jau naras su nardymo įranga neria to skenduolio ieškoti ir įtraukti. Dėstė Masiliauskas. Reikėtų suprasti ir patį narą.
Koks yra jo darbas? Žmogus yra po vandeniu. Jam reikia nerti, rankomis sutikti skenduolį ir jį ištraukti. Šie žmonės turi būti psichologiškai pasiruošę. Jeigu nuskęsta vaikas, atvažiuoja narai ir ištraukia tą vaiką. Kokia būna reakcija mamų, kai jos verkia? Reikia tą kūną perduoti. Psichologiškai tai yra sunku. Įsivaizduokite, esate ten tamsoje, su tuo skenduoliu. Pagarba mūsų narams ir tai profesijai. Toliau pasakojo Masiliauskas. Nuo šios akimirkos, kada nebebuvo jokių atsakymų, prasidėjo košmaras Evaldo artimiesiems. Mama, aišku, laukė kiekvieno skambučio. Sesuo iš užsienio tikėjosi, kad gal praeis kelios dienos, gal jis tiesiog atsiras. Bet kuo daugiau laiko bėgo, tuo aiškiau darėsi, kad kažkas čia tikrai ne taip. Net artimiausi draugai šiandien atvirai sako, jie nebetiki, kad Evaldas dar gyvas. Pirmieji mėnesiai po brolio dingimo Simonai buvo tarsi tirštas rūkas. Ji prisimena, kad tomis dienomis ir savaitėmis, kai vis dar tikėjosi išgirsti gerų žinių, labiausiai ją laikė meditacijos ir dvasinės praktikos. Bandžiau kreiptis ir į psichologus, ėjau pas kelis, bet man tai nepadėjo. Tik po pusės metų nuo brolio dingimo pradėjau galvoti blaiviau, iki tol viskas buvo lyg uždengta migla. Prisipažįsta ji, didžiausia atrama jai tapo artimųjų žmonių palaikymas ir pokalbiai su tais, kurie tiesiog išklausydavo. Man asmeniškai labiausiai padėjo meditacijos, dvasinės praktikos, išsikalbėjimas su artimaisiais, bet tas laukimas, jis siaubingai kankinantis. Skausmas tikrai nemažėja. Ir vis tiek kažkur širdyje tebėra viltis, kad vieną dieną išgirsiu naujienų. Simona atvira, tokias netektis kiekvienas išgyvena savaip. Vieni užsidaro savyje, kiti atvirkščiai ieško palaikymo. Man labai padėjo žmonės. Tiek artimi, tiek visiškai nepažįstami. Ir vis dėlto, net praėjus tiek laiko, brolis ją aplanko sapnuose. Labai retai sapnuoju, bet kai sapnuoju, jis visada grįžta. 2025 metai. Tuoj bus spalis. Praėjo jau 4 metai. Evaldas vis dar laikomas dingusiu. Teisiškai dar nemirusiu, bet jo šeimos širdyse jau įsišaknyjusi liūdna tiesa. Mama, sesuo, artimiausi draugai. Visi gyvena su ta pačia skaudžia nežinia. Nežinia, kuri pasak jų yra net baisesnė už mirtį. Paskutinį kartą apie Evaldą Rūsį vėl garsiau prakalbta 2022 metų rugpjūčio pradžioje, kai Danės upėje pastebėtas plūduriuojantis negyvo vyro kūnas. Tačiau viltis, kad tai ieškomas tatuiruočių meistras, dėja subliuško. Upėje rastas vyresnio asmens kūnas. Tai patvirtino 38 metų klaipėdiečio drabužiuose rastas asmens tapatybės dokumentas. Bendrai Evaldo paiešką vykdė ne tik uostamiesčio policininkai ir ugniagesiai. Vyro likimui, neabejingiems asmenims, talkino policijos rėmėjai bei į Klaipėdą atvykusi Latvių savanorių organizacija Helper Latvija su specialiai žmonių ieškoti išmokytais šunimis. Taip pat ir net visiškai nepažįstami. Tačiau svetimo nelaimiai neabejingi žmonės. Visus sujudino Evaldo istorija. Ir visgi neturime nei vieno įrodymo, net iki šiol, į kurią teoriją turėtume linkti. O dabar galime šiek tiek pasigilinti į tas teorijas. Tačiau labai noriu pabrėžti vieną dalyką. Tai tik teorijos. Jokių kaltinimų niekam nepatikta. Jokių įrodymų, kaip jau minėjau kelis kartus per šį video, nėra. Tačiau viskas taip painu ir paslaptinga, kad belieka tik kurti tas teorijas. Žinoma, pirma ir populiariausia teorija, jei Evaldas ėjo Danės krantu, galbūt buvo apsvaigęs ir nebūtinai tik nuo alkoholio, o tada per atsitiktinumą įkrito į upę. Ir Danė jį pasiglemžė amžiams. Evaldas pranyko, nepalikdamas visiškai jokio pėdsako. Kaip žinome, pati upė pasižymi prastu matomumu, o tą vakarą vėjas ir srovės apačioje buvo gan stiprios. Klaipėdiečiai taip pat minėjo šį ruožą kaip itin pavojingą. Tad viskas galėjo susidėti į vieną tragišką kombinaciją. Bet ar tikrai taip galėjo nutikti? Evaldo sesuo tuo netiki ir turi gan rimtą argumentą. Visi, kurie įkrito į Danę, buvo rasti. Visi, išskyrus Evaldą. Ir nepamirškime, jau 4 metai, kaip jokių įrodymų, jokio pėdsako.
Žinoma, niekada negalima atmesti kosminės ironijos. Kartais nutinka keiščiausi dalykai, kurie atrodo tiesiog neįmanomi. Todėl ir šios versijos atmesti visiškai negalime. Bet kodėl tuomet nieko nebuvo aptikta vandenyje? Nei menkiausios užuominos, nei kepurės, nei daikto iš kišenės. Net apsvaigęs, žmogus atrodo bandytų kovot, bandytų kažką daryti. Bet čia Evaldas dingo, lyg jis niekada nei nebūtų priėjęs prie upės. Būtų įdomu išgirsti, kaip policija ir tyrėjai įsivaizdavo jo įkritimą. Ar manė, kad tai galėjo nutikti bet kurioje vietoje, tam plote, ar turėjo konkrečią, tikėtiniausią vietą šiam scenarijui. Socialiniuose tinkluose žmonės kalbėjo, jog paieškos galėjo būti pernelyg koncentruotos ten, kur kūnas turėjo būti, o ne ten, kur jis galėjo būti po tiek laiko. Tad gal tikrai ieškojome ne ten, o tuo metu Evaldo kūnas jau buvo išneštas į giliuosius vandenis. Bet net ir tada joks laivas, joks žvejys, niekas, niekur nieko nematė. Kita ir galbūt baisiausia teorija, Evaldas galėjo pats pasiryžti pranykti arba net pakelti ranką prieš save. Suprantu, kad draugams ir artimiesiems tai gali skambėti beprotiškai, bet iš savo patirties galiu pasakyti, labai sunku pastebėti tamsą, kurią žmogus slepia. Ypač, kai tas žmogus stengiasi būti visada linksmas ir charizmatiškas. Negaliu visiškai atmesti ir šios teorijos. Nors viskas, ką skaičiau apie Evaldą, jai prieštarautų. Mylimas šuo paliktas namuose, mylinti šeima, geras darbas, kuris jam patiko. Net jei kažkas ryžtųsi tokiam žingsniui, kodėl rinktis naktį po draugų vestuvių? O dabar pakalbėkime šiek tiek labiau konspiraciškai. Ir vėlgi, tai tik pamąstymai, tačiau laikui bėgant atsirado kalbų apie pačią vestuvių naktį. Kai kurie svečiai prasitarė, galbūt galėjo būti ne tik alkoholio, galėjo būti ir narkotikų. Ir svarbiausiai, galėjo būti konfliktas. Narkotikai šventėje dalykas diskutuotinas. Klausimas, kokie tie narkotikai, kiek jų buvo ir apskritai, šventę reikia švęsti. Bet dažnai, kai vakarėliuose atsiranda narkotikų, atsiranda ir smurtas. Ir labai nelogiški, kartais net nežmoniški sprendimai. Ar taip galėjo nutikti ir šioje situacijoje? Socialiniuose tinkluose buvo žmonių, kalbėjusių, kad Evaldas galėjo būti sumuštas. Esą lindo prie merginų, o tai nepatiko jaunikiui, kuris gerai pamokė Evaldą. Antie gerai, kad gal net mirtinai. Tokiu atveju kūnas galėtų būti labai gerai paslėptas, o dingimas tik priedanga daug baisesniam nusikaltimui. Bet tada, kaip paaiškinti kamerų įrašus? Ar Evaldas išėjo iš vestuvių sumuštas, o tada buvo pavytas ir tikrai užmuštas? O gal kažkur ištemptas taip, kad neliktų jokių pėdsakų? Keli liudininkai teigė, kad Evaldas iš šventės išėjo gan linksmas. Tik grįžo pasiimti telefoną ir būtent nuo to momento pradingo. Bet su šita informacija šiek tiek sudėtingiau. Telefonas, kaip suprantu, taip ir liko vestuvių salėje, nes jį turi Evaldo artimieji. Tai kaip tiksliai Evaldas grįžo pasiimti savo telefono? Mes žinome, kad Evaldą einantį link pėsčiųjų perkėlos dešinėje dangės krantine užfiksavo kamerą. Tačiau grįžtančiojo įrašuose nebematyti. Ir juk tai ne baro muštynės. Kokie čia draugai ar kokių veiksmų galėjo imti Evaldas, kad kažkas vestuvėse būtų nusprendęs ne tik jį užmušti, bet paslėpti ir tylėti. Visi vestuvėse dalyvavę žmonės 4 metus neturi sąžinės. Bet, pasak Rusijos sesers, vyras su artimaisiais apie savo darbą kalbėti nevengdavo ir į kolegas žiūrėjo pagarbiai bei pozityviai. Jis blogai apie savo kolegas neatsiliepė nei karto. Tikrai nebuvo ženklų, kad jis konfliktuotų ar kažkas tokio. Evaldas visada gerai atsiliepė apie kolegas ir noriai ėjo į darbą. Buvau grįžusi vasarą, prašiau jo pagalbos. Sakiau, važiuojam už Klaipėdos, pabūti kartu, nes grįžau trumpam. Jis atsisakė, nes nenorėjo perkelti klientų. Negalime atmesti, kad tai buvo ir nelaimingas atsitikimas. Tarkime, kažkas persistengė pamokyti Evaldą. Bet tada kaip apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio žmonės galėjo tobulai pradanginti Evaldą? Nieks nematytų, nieks negirdėtų ir nebūtų palikta visiškai jokių pėdsakų.
Iš dalies man asmeniškai sunku patikėti, kad dėl kažkokio konflikto draugai taip kruopščiai ištrintų Evaldą iš žemės paviršiaus. Su šitą informaciją galėtume sukonstruoti teoriją, kad galbūt ir įvyko konfliktas, kurio metu Evaldas buvo išprašytas. Ir tada, kai jisai jau išėjo ir nebuvo visų, sakykime, vakarėlių dalyvių akise, kažkas jį pavijo, ar laukė, ar užpuolė gatvėje, ar privažiavo su mašina, o jeigu sugebėjo įsitempti į mašiną, tada Evaldo mums reikia ieškoti galbūt net ne Lietuvoje. Bet viskas taip painu, kad negaliu atmesti jokios versijos. Evaldas tatuiruočių meistras, linksmas, keliaujantis į draugų vestuves. Vieni sako, kad kilo konfliktas. Jis buvo išprašytas iš vakarėlio, bet išėjo savo kojomis. Kameros užfiksavo jį einantį prie upės, kiti sako, grįžo pasiimti telefono. Bet telefonas taip ir liko vestuvėse. Ir po to prapuolė amžiams. Tiesiog nesuprantu, tiesiog neįmanoma sudėti visų taškų ant i. Net pati žiauriausia teorija man kelia klausimą. Kodėl? Kodėl taip pasielgti? Man tai sunku įsivaizduoti. Todėl vis dar linkstu prie minties, kad Evaldą pasiglemžė vanduo. Tas pats vanduo, kuris tiek džiaugsmo suteikia miestui, bet kuris kartu gali ir pasiglemžti žmogų amžiams. Gamta yra baisus ir nuostabus dalykas, kuris kartais atsisuka prieš mus. Ir vis dėlto, jei atsirastų bent vienas žmogus, kuris galėtų suteikti daugiau informacijos apie Evaldą, mielai padaryčiau antrą vaizdo įrašą. Tikrai norėtųsi sužinoti, kas iš tikrųjų įvyko tą 2021 spalio 17 naktį. Evaldas Rusys. Žmogus turėjęs gyvenimą, aistrą kūrybai, draugus, kurie jį mylėjo, išėjęs iš vestuvių, daugiau niekad nebegrįžo. Ar jis nuskendo, ar tapo smurto auka, ar kažkas iki šiol slepia jo kūną. Ši byla viena mįslingiausių per pastaruosius metus Lietuvoje. Ir galbūt tik laikas atneš atsakymus. Kaip jau minėjau, mano nuomonė, tai gali būti tiesiog labai žiaurus gyvenimo pokštas. Galbūt buvo narkotikai, muštynės, gal tai tik atsitiktinumas. Evaldas galėjo paslysti, įkristi, naktis, vanduo, o kūną pasiglemžė srovė. Gal kažkada jį rasime, nors visgi labai norėčiau, kad tai būtų tik Evaldo žiaurus pokštas, kad jis paskambintų savo sesiai, artimiesiems ir pasakytų, jog grįžta namo. Labai to tikiuosi. Ačiū, kad žiūrėjote dar vieną mano video iki galo. Jūs man patinkate labiausiai iš visų. Tik nesakykite kitiems. Kaip visada, karmos taškai tiems, kas pasidalina video, paspaudžia like ir hei, jei dar žiūri nesubscribinės, padaryk paslaugą ir paspausk subscribe. Mūsų didis tikslas – 10 000 prenumeratorių. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote, likite saugus, likite budrus ir pasimatysime kitą kartą.